Sveiki draugai, esu vienas miške ir šiandien grįžtu prie savo slapto bunkerio, kurį pastačiau po nuvirtusiu medžiu. Gerai, reiškia nuimti viršų ir viską daryti iš naujo. Praėjo mėnuo, pasižiūrėsim kaip jis laikosi, ar nesugriuvo. Gręš čia ir sutvirtint. Tai gali būti, kad kol manęs nebuvo, naujas gyventojas atsirado. Pabandysim patobulinti, pasigaminti valgyti ir praleisti naktį. Kokia bulkutė. Važiuojam. Koks kaifas. Aš be žodžių. Na štai jau ir matau savo bunkerį, liktai ir viskas normaliai nesugriuvęs, bet rodėsi, kad buvo didesnis. Einam pasižiūrėsim. Laužavietė mano. Ir štai pats bunkeriukas. Na, rodos viskas kaip ir palikau. Truputėlį šakom apkroviau. Žvėrės nėra, neįkrito. Čia truputį pavažiavo jo. Jo, jis pasėdo, nes nukrito. Čia reikia perdaryti man viską. Šiandien tam ir susirinkam. Na taip, vietos ne per daugiausia. Nieko, pasidarysim ką nors. Gerai, reiškia nuimti viršų ir viską daryti iš naujo. Ką, judam? Tylus miškas kvėpavo naktim, žvaigždės krito į šlapią žemę. Ten, kur žingsniai dingo rūke, liko vardai be kapo, be vardo. Samanos dengė jų pėdas. Dar malkų liko nuo praeito karto. Čia palikau tada vidui, kad sausas būtų šiaip jau šlapės ir taip čia viskas drėgna vidui. Naktis buvo pažadas, kad rytas dar sugrįš. Per miškus, per tamsą ir šalną nešė viltį kaip ugnį delnuos. Nors pasaulis nusisuko tyliai, laisvė augo jų sapnuos. Tai va, kas nematė, čia eina pagalys. Ai, čia buvo ant šakos atremtas, tai ne ant čia. Viskas gerai. Aš pagalvojau, kad jis į vidų įkrito. Ne, aš čia kitaip dariau. Aš jau pats pamiršau, kaip čia pas mane buvo. Bet čia gaunasi ant šakos jisai laikos. Bet jis labai plonas ir ant jo daug svorio gaunasi. Tai reikia būtinai įkeisti. Ir aš noriu padaryti, kad ant čia dėtųsi. Tai planas toks, čia šitą viską reikia nuimti. Jei tiesa vėl liktų viena, miškas atmintį saugotų. Čia šitos šakos buvo, irgi kas video nematėt, tam, kad smėlis man nekristų miegant ant galvos. Aš nežinau, gal iš vis nereikia jų, nes labai vietos daug užima. Kas čia?
gali būti, kad turiu kažkokį gyventoją. Žiūrėkit, kaip čia, va, 2 skylės. Čia tikrai nieko nedariau, nes mano stogas ant čia dedasi, o čia va 2 skylės. Nu, jos niekur neveda. Na, bet aš tokių nedariau čia. Per miškus, per tamsą ir šalną, nešė viltį kaip ugnį delnuos. Nors pasaulis nusisuko tyliai, laisvė augo jų sapnuos. Kas dar įdomus, aš palikau žibalinę lempą ir žibalo buteliuką. Aš vat buteliuką radau ant žemės, bet kame įdomu, kad jis skylėtas. Dabar klausimas, ar žibalas galėjo pragraužt, nes bėga iš visur čia. Ar kažkoks ar žvėriukas kažkoks pragraužė. Pelytė, tarkim, Tai gali būti, kad kol manęs nebuvo, naujas gyventojas atsirado. Tai man reikės storų porą rąstų, bet kadangi turiu naują pjūklą, problemos turėtų nebūti. Tai nežinau, kas matė praeitą video, tai kalėdų senelis man pjūklą atnešė. Stovyklavime yra vienintelis dalykas, ko aš nekenčiu. Pjaut malkas. Kapot, bet pjaut, tai, o dieve. Duokit man kapotas, bet tikrai nepjaut. Bet su šito pjūklu turėtų būti viskas daug lengviau. Tai kas nematė, kaip miške gaminu 12 kūčių patiekalų ir kaip kalėdų senelis pjūklą padovanojo, tai pasižiūrėkit video. Įdėsiu čia kažkur ir į aprašymą irgi ir įdėsiu, tai pasižiūrėkit. Taip, kiek čia man reikia? Per pjūklą tikriausiai. Kažkur čia. Rastas storas, tai ne taip jau greit pjaunas, bet lengviau, daug lengviau pjaut. Nereikia tiek daug jėgos, tiesiog braukai ir jis kabina labai gerai. Pjūklas turiu omeny. Taip, kažkaip čia, kažkur čia bus. Taip, o čia per pjūklą ir per kokį sprindį gal net. Dabar reikia naujo ilgo gero šito balkio, kad būtų per šitos drastas. Einam ieškoti. Na va tokį radau, net pjaut gal nereikės. Šakas reikia apgenėti. Einam, bandysim įdėti. Nu, gal gerai bus. Ar dar storesnio ieškoti? Truputėlį gal plonas. Gerai, gal paieškom kokio geresnį. Tas būtų neblogai, bet ta viršūnė jau tokia labai plona. O svorio vis tiek, jeigu bus su rastais. Na, čia šitas tai jau tikrai per storas. Bet va pačioje yra plonesnis. Taip, 1, 2, 3, 4, 5. Čia. Op, šiandien vėlai atvažiavau, visada planuoju atvažiuoti anksti, bet taip gaunas, kad išvažiuoju vėlai, aš tik tai gal kokią 11 atvažiavau iki vietos, tai dar kokių 20 minučių, kol atėjau iki čia. Tai žiemą temsta greit, 3 valandą viskas, jau pradeda saulė leistis tikriausiai, 4 jau tamsu. Šitą išėmę. Nu va,
bus gerai, geresnis šitas. Reikia šakalius apganėti. Pusė pirmos beveik. Grįšim trečią kartą, jeigu nesuspėsim. Gerai, turiu kai ką pasiėmęs. Turiu šitą daiktą jau nuo vasaros. Nei kartą dar nesu net bandęs. Kaip manot, kas čia yra? Aš buvau pasiėmęs praeitą kartą, kai stačiau savo šitą slėptuvę, bet nepanaudojau, nes laiko nebuvo. O čia yra... Va, grąžtas šitas rastam. Tai pas mane planas toks, žiūrėkit. Gręžt čia ir sutvirtint su pagaliu. Ir taip pat padaryti ir toj pusėje. Nes, kaip matot, aš nenaudoju nieko, jokių vinių, nieko. Net virvės nenaudojau. Čia tai buvo, kur virvė balta, tai tiesiog aš buvau apjuosęs, kad šitie nekristų man labai šakos eglė, kad prisispaustų kažkiek. Tai pavadinam, pažiūrėsim, neįsivaizduoju, kaip čia su juo gręžęs, niekad, kaip sakiau, nenaudojau, tai bus įdomu. Reiks ir pabandyti šitą padaryti ir tą suomišką žvakę, kaip vadinama, kur raste išgrėžė, bet čia jau būsimuose projektuose, dabar čia laiko tam nėra. Viskas. Prašau, yra. Šiaip gan paprasta, gan greitai gaunas dar. Galvojau, bus sunkiau. Tiek, kiek čia? 5 caimus. Užteks čia, ne gyvenimui statom. Kas nežinot, tai diametras grąžto yra toks pat, koks diametras čia visada. Tai galima pamatuoti, kokio reikia starumo pagaliuko, kad įkišti šitą skylę į tokį patį diametrą. Gerai, pažiūrėjau, saulė už 2 valandų leidžias, tai vėlgi ne viską padarysiu. Aš labai noriu pasidaryti, kad čia lova būtų iš rąstų gulėti, bet nėra laiko. Gerai, dedam stogą tada ir vėl reikia užsidengti. Reikia užsidengti, kad nebūtų šaltą naktį. Padariau biškelį, praplatinau duobę, kad būtų daugiau vietos su pečiuku, nes praeitą kartą nelabai buvo vietos. Tai bus geriau. Šiaip dabar visai neblogai. Ir vietos tikrai daugiau dabar. Manau, neblogai. Ta pusė kitą, smėlių galim užpilti ir nereikės ten mažiau vargti. O čia dabar reikės duris daryti dar. Tai vėlgi, ar spėsiu šiandien, nežinau. Nu, jeigu nesuspėsiu, vėlgi. Kitą kartą ateisiu. Praeitą kartą, kai pirmą kartą dariau, tai labai daug komentarų gavau. Pasirodo, žmonėms patinka visokias statybas tokių bunkerių išgyvenimą. Neplanavau, kad reikės grįžti, bet pasirodo reikės. Tai tada gaunas ir šitas irgi kartas ne paskutinis. Tai gerai, prenumeruokit kanalą, kad nepraleis kitų video, nes laukia daug bunkerio video gaunas.
Kaip kalėdų senelis jaučiuos, su maišu einu. Stengiuosi neimti samanų daug iš vienos vietos. Aplink truputį, aplink, kad lengviau jom būtų ataukti. Saulė išsišvietė. Keistas reginys tokiu laiku. Tamsu ir pilka ir rūkas visada yra. Tik atsikeli ir kada diena buvo jau vakaras. Einam į vidų, pasižiūrėsim, kaip ten iš vidaus. Opa! O, neblogai. Čia dar šitą viršai uždėsiu, nes neaišku, kiek kur čia kaminas bus tiksliai. Bet šiaip gerai, beveik nėra, jokių skylių, vat vieną matau. O, čia dar reikia uždėti. O šiaip tai viskas labai gerai. Duris dabar reiks daryti. Žiema atėjo per greit, vasarai liepė išeit. Guliu naktim ir galvoju, ar tau rūpi visa tai. Bandau sau meluot, kad man viskas gerai, bet kažkaip per tylu ir skauda tikrai. Kol tavęs čia nėra, aš kažkur netoli. Visos svajonės pradingo, kaip jūra gili. Kol galiu dar kvėpuot, kol galiu beveik 4. Nebėra irgi laiko, kaip čia pabaigti viską. Yra kaip yra. Gaunasi, bent jau kol kas bus taip. Kita, kad galima bus dar kažką čia upgraidinti. Pasitraukia durys, galima bus įlysti, paskui užsidaryti. Šlapios gatvės ir vėjas, mes dar nepasakėm to, ką norėjom. Diena keičia dieną, viskas sukasi ratu. Bandau viską paleist, bet tu lieki viduj. Kol tavęs čia nėra, aš kažkur netoli. Visos svajonės pradingo, kaip jūra gili. Taip, šito antgalio nedėsiu, nes praeitą kartą, kai dėjau, labai užsikemšu, nes šitą eglę deginau. Tu liksi mano širdį, kaip šviesa naktį. Tokį tipsą duosiu, kaip žinot, ar šakaliukai šlapi ar sausi. Jeigu jie va taip lūžta, tai tada sausi. Matot? Visiškai sausi. Tiesa, pamiršau pasakyti, sveikinu su naujais metais visus. Šitas video išeis naujų metų dieną, tai gerų metų visiems.
čia kaip galima pasilikti kaip plaktuką šitą. Šito nedeginsiu, prireiks. Geras. Na ką, kadangi kaip ir nauji metai irgi šventė, tai pakabinau vėl girliandą. Prašau. Šiaip žiūriu, gan graži eglutė čia stovi prie pat. Tai reikia pasipuošti irgi. Gražu? Gražu. Ne pats maloniausias dalykas čia po brūzgynus vaikščioti. Štai ir upė. Na, tikiuosi neįkrysiu. Šiaip upė nemaža, gan plati čia, gal čia dar patvynė kažkiek, aš nežinau. Bet šiaip normaliai, čia galima žvejot. Kaip naujai gimęs dabar, gerai. Taip, gaminsim valgyti. Kągi mes gaminsim? Gaminsim, turiu šonkauliukų kiaulienos. Turiu dar savo miltų, bet pamiršau aliejaus. Na nieko, bus be aliejaus. Ai, kas gal nematė, tai duonelę kepiau. Būtent, kai pirmą kartą čia buvau, kai stačiau šitą bunkerį, pabandžiau duonelę kepti, miltai, druska ir kepimo milteliai. Aš dar cukraus sudėjau, kad būtų saldesnį. Ir viskas, įpili vandens, sumaišai, truputį aliejaus, aš jo neturiu. Ir ant žarijų galima šį kartą bandysiu ant truputėlį kitaip kepti, pažiūrėsim, kaip gausis. Na ką, ėmam savo šonkauliukus, žiūrėsim, kas čia gavos. Au, karšta. Turiu spanguolių ir cukraus. Kvepia gerai, bet žinot, kas labiausiai mane džiugina, pažiūrėkit. Kokia bulkutė. O.
cukrus, dar kiek prideda saldumo to. Gan sudėtinga buvo ant pagaliuko kept, nes jis pastoviai vertėsi, na bet minkštumo, kompoto, kaip ir per kalėdas darėm, pasidariau irgi dar. Koks kaifas. Aš be žodžių. Dabar 7 vakaro. Valgiau ryte tik tai pusryčius. Mėsa, šonkauliukai, barbekiu padažė, agurkai, spanguolių kompotas, superinis, duonytė. Viskas idealiai. Žinot, tik tai ko pamiršau? Aliejaus. Kai ką norėjau dar kept, bet aliejaus jam būtinai reikia, tai nekepsiu ir nesakysiu kas, kai kitą kartą bus surprizas. Dar tešlos buvo lygia, nes čia tą bulkutę vieną pasidariau, tai su kitą pusę, kaip visada, tiesiog ant žarijų užmečiau. Skonis skiriasi. Labai nedaug, bet ir tartas skanu iš tikrųjų. Pasėmiau šakutę, susipjaušiau, bet vis tiek rankom valgau. Ką, gerai, pavalgiau, apsikopėm, čia viską apsitvarkom, eisim į savo bunkeriuką ir ten pasėdėsim, papasakosiu apie save kažkiek, nes gaunu nemažai klausimų, iš kur aš ir panašiai, kaip kodėl filmuoju, kaip čia pradėjau filmuoti, tai trumpai papasakosiu apie tai ir aptarsim metus, kaip praėjo metai, kokie pasiekimai. Ką, persvilkau, kiek čia laipsnių? 9 laipsniai rodo. Nekyla. Jeigu aš šitoj savo dabėjai, tai smėlis tikriausiai šaltas, šlapis, tai temperatūra čia silpnai kyla, palapiniai daug geriau. Ką, išėjau dar į lauką, kai vilkausi, truputėlį duris savo ten patvarkiau, apdėjau eglės šakom, parodysiu ryte, dabar jau tamsu, nieko vis tiek nesimato. Tai tarpu dar yra, eglės lemputės matosi, aš matau per tarpelius, tai čia reiks dar perdaryti kitą kartą jau, kai ateisiu, kažkaip kitaip padaryti duris. Ir šiaip labai sunkios gaunasi, tiek prikrovau viską. Na tai papasakosiu kažkiek apie save gal tikriausiai, nežinau, manau, kad nedaugam čia įdomu, būna žmonės parašo, klausia apie mane, kai kažkur esu ir panašiai, kai nežinau, tarkim bus kokie 5000 prenumeratorių, padarysiu kokį nors laivą, tarkim iš savo bunkerio, tada galima bus atsakinėti jau klausimus žmonėm, jau kam rūpi, o pagrindiniam video, tai nežinau, aš galėčiau pasakot, bet aš manau, kad daug kam neįdomu tai. Tai trumpai, esu iš Utenos, 39 metai, iš akcento tikriausiai gal supratot, kad toks aukštaitiškas akcentas, aš 15 metų kaip negyvenu Lietuvoje, 10 metų pragyvenau Anglijoje, išvažiavau, kai buvo 28 metų krizė, 29 man atrodo išvažiavau ir 10 metų pragyvenau Anglijai, sutikau draugę, susitokėm Anglijai, jinai iš Latvijos, atvažiavom į Latviją gyventi, dabar Latvijoje gyvenu 4 metai, pavasarį bus 5, tai aš 15 metų kaip Lietuvoje negyvenu ir tiek apie mane, iš kur, iš Lietuvos, iš Utenos. O šiaip video, kadangi išeina per naujus metus, nežinau, galima apžvalgą kažkokią pasakyti. Nesitikėjau, kad surinksiu tiek prenumeratorių, aš nesitikėjau šis, kad kažkas mane žiūrės. Tai ačiū visiems, kas prenumeruoja, kas parašo kažką gerą, pozityvaus, galite rašyti ir negatyvą, kas nepatinka, tiesiog paaiškinkit, ne šiaip parašykit, šūdinas video. Tai kas šūdina, tai reikia paaiškinti, kas ten nepatinka, kas negerai. Tai dėkui visiems labai. Na ką, gerai draugai, bandysiu miegot, susitiksim ryte. Ate.
Dar pagalvojau, duosiu gerą patarimą tiem, kas norės stovyklauti šaltų metų laiku. Tai būtinai miegokit su kepuryte. Per galvą išeina labai daug šilumos. Kūnas stengiasi duoti visą energiją smegenims šildyti, o jeigu ten nėra kepurės, šiluma išeina ir visam kūnui šalta. Tai būtinai reikia kepurės, tada visam kūnui daug šilčiau. Tai va, toks trumpas patarimas. Labas rytas. Dabar yra 8:30. Miegojau pagal Garminą, rodo 5 valandas. Geriau negu pirmą kartą. Šiaip nebuvo labai šalta, pečiukas užgeso kelis kartus. Čia labai drėgna. Va kame problema. Bet šiluma visą laiką laikėsi, net pečiukui nedengant apie 8-9 laipsnius, o lauke rodo dabar +2. Tai neblogai. Tik sakau, labai drėgna, dėl to ir šalta jaučiasi šaltis. Kaip sakiau, aliejaus neturiu. O, kaip kvepia gerai. Na ką, bandom. Tikiuosi nepridegs. Na ką, gerai. Toks truputėlį labiausiai nevykęs mano maistas gavas. Pažiūrėkit. Bet nėra ko norėt. Skonis dešrelių tai geras. Reikia tikriausiai duonytę pašildyti. Čia vakarykštė dar kur kepiau. Dabar šalta, geresnė. Ne visada viskas gaunas pagal planą. Dažniausiai viskas gaunas ne pagal planą. Bent jau pas mane. O jei paklausit, kodėlgi vandens neturiu, nes aš durnelis vakar supyliau visą savo gerą vandenį į šitą kampuotą savo. Tai dešrelių kampuotę tai nevirsiu. Galima ežerą vandenį virt, bet toks vanduo čia aš spėju nelabai koks. O dėjo dūmai. Supjaut šitos rastus gerus, kurie čia guli, kad negulėtų ant žemės ir pastatyti prie medžio, kad sausi būtų ateičiai.
Сахара. Kitą kartą, kai ateisiu, nenoriu neštis kastuvo, tai reikia ten dar viduje man truputį apsilyginti, padidinti vietos, nes truputėlį buvo mažai į ilgį. Dabar vakar, kai prailginau, tai 2 žmonėm laisvai galima, jeigu ne pečiukas, tai 2 žmonės čia laisviausiai gali. Dydis tų bunkerio gaunasi gal koks tarp 1,5 pločio, 1,6 m, 1,7 m gal net, ir ilgis apie 2 metrus, tai 2 žmonės laisviausiai galėtų miegoti, jeigu ne pečiukas. Čia lovą reiks daryti ir duris dar pakeisti, nes duris dabar lievas, čia pas mane duris gavas. O paskui daug planų galima čia kažkokį, jeigu molio rasti, pečiuką pasidaryti iš molio, šį būtų visai neblogai, nereikėtų tampyti šitą. Jeigu iš molio išsilipdyti kažkokį va čia pečiuką, nu būtų super. Mano plaktukas, nu geras dalykas, tai jeigu būna, prireiks. O taip aš vakar padariau dar su šitom šakom. Aišku, visur čia kiaura dar, tai reiks pasikeisti, reiks kažkaip perdaryti, mažesnės padaryti ir sunku gaunasi stampyti čia. Nenufilmavau, kai vandenį išpyliau. Kaip visada. Kiek aš kadrų, kad jūs žinotumėt vakar, kiek kadrų buvo, kurių nenufilmavau. Ne tiek daug, kaip kitose būna išvykose, bet aš nežinau, kodėl aš pamirštu paspausti filmuoti. Tuščia galva. Tai va, tai toks tas video. Dėkui, kad žiūrėjot. Prenumeruokit kanalą, palaikinkit, parašykit komentarą. Ir susitiksim kitą kartą. Iki, draugai. Ko laukit? Video baigės, viskas, galite jau eiti. Ate, draugai.